tik su gydytoju, nes gimdyme gydytojas turėtų būti antraeilis asmuo. Pirmas žmogus yra akušerė. Ir jeigu gimdymas yra mažos rizikos, fiziologinis. Tai ir vis tiek, net jeigu tai yra didesnės rizikos, vis tiek tas žmogus, kuris artimiausias ir daugiausiai su moterimi bendrauja, yra akušerė. Tai labiausiai turbūt čia reikėtų tą ryšį sukurti, tik problema, kad mes neturim kaip, nes gydytojų konsultacijų rasti privačiai, nueiti apsilankyti, susipažinti, tarsi dar yra galimybių, o kaip susipažinti su ta akušerė, tai čia jau mūsų turim sisteminę problemą sveikatos sistemos, kad nelabai yra kaip, nes akušerė savarankiškai neturi tokių kaip priežiūros kabinetų ir kur jas rasti, kur su jiems susitikti, yra gana sudėtinga.